ką, lėkiam šiandien antrą porciją, dabar jau bus vokietis. Su Rolkiu lėkiam va, sena komanda. Tikiuosi, kad Panzer 4, keletą liukų. Nu ir aišku, kaip visada įdomi istorija. Aha. Tai šitą seniau radai kažkada, ne? Gal radom, čia pramonėj mes jį radom. Gražuolis. Ir dar mažiuks yra. Mažiuks jau. Mažiuką vakar. Mažiuką vakar. O čia metalė nebūsi kokio gėrio išmetęs, ne? Aš nežinau, buvau ratą gumuotą radą. Bet jau čia nebėra, sakai, išvežiai? Tai negaliu pasakyti. Supratau. Bet tas vidarys buvo. Supratau. Nu, pažiūrim, kur mažiukas. O čia vikšras, o ne? Čia atsivekas, semė toks. Vikšrelis. Čia vikšras sergės, na, šitų tėvės aukai. Gaudai. Bet viskas iškartinis, saurybės. Geras. Viskas. O. Konusų, varšteliai, kaip priklauso, originalus, vermachtiniai. Tas kas čia buvo sakė, kad tos varkės nežaliai tenys, tai aš Nu, aišku. jo. Ir raudonas gruntas. Čia. Įdomu. Nežinau, kiek čia tam rajone buvo tigrų. Aišku, būtų smagesnė tema, daugiau emocijų. Bet tikrai žinau, kas pas mane bagažiniai. Panzerkampfwagen 4 vidutiniško vokiečio tanko. 2 techniniai liukai. Kas įdomu, kad jisai atitarnavo visą antrą pasaulinį. Ir vat, būtent šitos detalės jos rastos skirtingose vietose, bet kiek supratau nuo to pačio tanko. Dabar apie vienišus liukus. 4 vakarykštis. Ir tas gražuolis tigro kulkosvaidininko. Paskutinis signalas buvo beviltiška diena. Bet, kaip visada yra vienas bet. Ir mažylis kuro užpilimo. Pabandysim nuplauti ir paieškoti numerių. Visur ant tankų detalių, beveik visur. Dažnai yra numeriai. Ir kartais išlieka kokybiška danga, gruntas. Geras pavyzdys. Smagiau matyti negu rūdis. Matyt, reiks pastudijuoti.